Ar bėgimas kenkia keliams? Juokingas klausimas, nes aš labai dažnai girdžiu ir galiu tikrai drąsiai pasakyti, kad bėgimas tikrai nekenkia keliams, kaip ir nekenkia visiems kitiems raumenims. Kaip tik tai yra moksliškai įrodyta, kad fizinis aktyvumas kaip tik lavina ištvermę, jėgą ir sąnariai nuo to dirba geriau. Tai aš manau, kad tai yra visiška nesąmonė, tai yra visiškas mitas. Man įdomu, ar bėgiojimas šaltame ore kenkia plaučiams? O visa žiemos olimpiada, tai irgi sportininkams kenkia sveikatai jau. Žinoma, kad ne. Slidininkai, biatlonininkai, ledo ritulys, viskas vyksta šaltame ore ir taip toliau. Tai ir bėgimas šaltame ore tikrai nekenkia. Taip, galbūt reikia šiek tiek iš anksto pasiruošti prieš pradedant bėgioti. Tai yra priprasti bėgioti šaltame aplinkoje, galbūt šiek tiek apsirengti, bet kad tai kenktų sveikatai, ne, tai netiesa. Jeigu bėgsiu greičiau ir toliau, ar nuo to tapsiu greitesnis? Svarbiausias dalykas yra suderinti greičio treniruotės, ištvermės treniruotės ir poilsį. Greitas bus tik tuomet, jeigu greitai bėgiosi tada, kada reikia greitai bėgioti, daug ilsėsies ir dar surinksi nemažai kilometrų parke. O ar tikrai bėgikam nereikalingos jėgos treniruotės? Tai irgi visiškas mitas. Bėgikai šito yra, aš sakau, utopiniai sportininkai yra ištvermingi, yra greiti, tvirti. Bėgimas, jeigu tarkim kalbant apie patį maratoną, tai pradėkime nuo pačių greičiausių pasaulyje 2 valandų bėgimo iki, kas bėga greičiau 3-4 valandas. Tiesiog, jūs tiesiog paimkite šiaip pasakykit 4 valandas, nieko nedarydami. Jūsų kūnas turi būti tvirtas, jis turi būti stiprus, kad vien atlaikyt tą ilgą stovėjimą ant kojos. O jeigu dar norite bėgti greitai, tai jūs tikrai privalote būti stipri, tai privalo būti stiprus nugaros raumenys, preso raumenys, apie kojas netgi patylėsim. Savaime aišku, tai turi būti labai stiprus raumenukai. Tai ko norite bėgti daugiau, ko norite bėgti greičiau, tai bent aš reikia daryti irgi kiek įmanoma daugiau. Ar bėgiojimas basomis yra sveika? Šitas mitas atsirado, kai viena knyga labai stipriai išpopuliarėjo pasaulyje, kai ten keletą žmonių išbandė bėgimą basomis. Atsakau šitą klausimą paprastai, taip, gal ir gerai, jeigu tu esi iš Kenijos, Etiopijos ar iš panašių šalių, kai nuo pat mažumės bėgioji basas, tai yra gerai, bet kai mes užaugome mūsų urbanistinė pasaulyje, kai visą laiką esame apsirėvę patogius batus, kedukus ir kai raumenys nėra pritaikyti ėjimui, bėgimui basomis, tai pagalvokit logiškai, koks yra didžiulė apkrova mūsų sąnariams, mūsų pėdoms, raumenims, tai yra didelis bėgimas, ilgos atkarpos tikrai kenkia. Tai aš sakau, tai nesveikata ir aš siūlau tikrai nebėgioti basomis. Ar taisyklingas kvėpavimas yra toks, kai įkvepi per nosį ir po 2 žingsnių iškvepi per burną? Su viena Lietuvos rekordininkė šitą klausimą aptarinėjome, labai stipriai juokėmės, nes kaip mes tą bandėme patys įgyvendinti, tai mes, žinokit, padusom tikrai, tai žodžiu prasme, po 500 galbūt metrų bėgimo. Aš laiką sakau visiems, kas mes klausia, kaip reikia kvėpuoti, sakau, pirmiausiai, užmirškite viską, ką jums kažkas sakė, ką jūs skaitėte ir kvėpuokite labai paprastai. Taip, kaip jums patogu. Deguonies jums neturi pritrūkti, tai ta būtų taisyklė. O kada įkvėpti, kada ne, jūsų bėgimo greitis, jūsų patirtis ateis savaime ir kvėpavimas vyksta pačiu metu.